Tele2 5G namų interneto planai dabar net pusę metų nemokamai. Labas, šį penktadienį su jumis Simona. Šiandien kviečiu jūs pasiklausyti apie džiaugsmus ir vargus keliantį Justiną Timberlake'ą, galimai lemtingas Harris ir Trumpo kalbas bei mirtinai sunkius darbus. Pramogų pasaulio dievaitis atlikėjas Justinas Timberlake'as kitų metų birželio 6 dieną pirmą kartą koncertuos Lietuvoje, Dariaus ir Girėno stadione. Ir visų džiaugsmui, kad mūsų šalis tapo tokia patrauklia pasaulio lygio superžvaigždėms, vis vien atsiranda skaudulių. Šį kartą ne dėl ištriptos stadiono žolytės. Šiandien iki pietų bilietų prekyba atvira visiems, tačiau dar antradienį nuo 10 ryto jau prasidėjo Mastercard išankstinė prekyba. Tai reiškia, kad bilietus galėjo įsigyti tik Mastercard savininkai. Pasak Delfi, bilietai jau buvo tiesiog šluojami ir nepaisant to, kad bilietų pardavimas vyko virtualiai, buvo susidariusios net pusvalandinės eilės. Pigiausia bilietų kaina nuo 90 eurų 50 centų iki beveik 300 eurų. Akivaizdu, organizatoriai labai džiaugiasi pirmosiomis prekybos bilietais dienomis. Vis dėlto vienų vargai ir kitų džiaugsmai dar nesibaigia. Į Kauną vykstantys svečiai jau susidarė su lyg ant mielių augančiomis viešbučių ar būstų trumposios nuomos kainomis. Kai kurios kainos užaugo net 5 kartus. Štai viešbutyje Best Baltic Kaunas viena naktis 2 žmonėms nakčiai iš birželio 6 į 7 dieną jau šiuo metu kainuoja 223 eurus, o jau kitą savaitgalį iškart po koncerto kaina 2 žmonėms nakčiai krenta iki 70 eurų. Victoria Hotel Kaunas savo kainą porai pasikėlė iki 405 eurų, kai kitą savaitgalį kaina jau krenta vos iki 119. O viešbutis Bohem House tikrai nesikuklina. Timberlake'o savaitgalį nakvynė su pusryčiais 2 čia kainuos 586 eurus. Savaitgalį po koncerto 118 eurų. Žinoma, viešbučių ir restoranų atstovai dėl tokių savaitgalių tikrai neliūdi. Maža to, sako, kad kainos kyla ir šalutiniuose sektoriuose, kurie yra nematomi, pavyzdžiui, skalbyklose ar valyklose. Tai kągi, Justinai, kelk mūsų ekonomiką. O jūs sakykite, ar jau esate įsigiję bilietus į Timberlake'o koncertą? CNN paviešino dokumentą, kuriame skelbiamos net 405 ekonomistų ir buvusių aukšto rango JAV politikų pavardės, kurie remia dabartinę kandidatę į JAV prezidentus Kamala Harris bei jos ekonominę viziją Amerikai. Kaip teigiama pritarimo dokumente, pasirinkimas nėra didelis. Renkamasi tarp nesėkmingos ekonomikos mažėjimo politikos ir tokios ekonominės politikos, kuri suteiktų galimybių visiems. Trečiadienį kandidatai sakė kalbas, kuriuose išdėstė savo ekonominės darbotvarkes. Ir štai Kamala Harris savo kalboje aiškino, kad išrinkta į prezidentus pradės naujas investicijas į vietos gamybą įvairiose pramonės šakose. Maža to, pristatė save kaip pragmatišką kapitalistę, labiausiai kreipiančią dėmesį į viduriniosios klasės prikėlimą. I intend to chart a new way forward and grow America's middle class. Be to savo finansinę viziją šalį jį vadina galimybių ekonomika ir pateikia naujų siūlymų ekonomiškai labiau pažeidžiamiems žmonėms, o taip pat mokesčių lengvatų ir finansinių paskatų planų. We will also help first-time homebuyers just get their foot in the door with the $25,000 down payment assistance. And we will work to reduce other big costs for middle-class families. We will take on big pharma and cap the cost of prescription drugs for all Americans, just like we did for our seniors. Ji taip pat pažadėjo naujų investicijų į dirbtinio intelekto, kosmoso ir energetikos plėtrą. Tačiau Harris dar pridūrė, kad mokesčių tarifai didelėms korporacijoms ir turtingiausiems amerikiečiams turi būti didinami, kad jie sumokėtų savo sąžiningą dalį. Be daugelio savo ketinimų ji dar ir iškritikavo savo konkurentą Trumpą, sakydama, kad jis nėra labai rimtas dėl savo tarifų pasiūlymų ir nuolatinių žaidimų su Kinija. Nors atotrukis tarp kandidatų vis dar nėra toks didelis, vis dėlto nuo to laiko, kai abu kandidatai susitiko debatų scenoje, šio mėnesio pradžioje nacionalinėse apklausose Harris įgijo persvarą. Tuo tarpu Donaldas gynė savo pasiūlymus dėl muitų tarifų ir priminė šalininkams, kad savo prezidentavimo laikotarpiu jis priėmė didžiausią JAV istorijoje pelno mokesčio sumažinimą nuo 35 iki 21%. Siekdamas išspręsti amerikiečių nusivylimą pragyvenimo išlaidomis, Trumpas pažadėjo dar kartą sumažinti mokesčius, mažinti biurokratiją, išlaisvinti energetinį dominavimą ir įvesti plataus masto muitus. I will give you the lowest taxes, the lowest energy costs, the lowest regulatory burden and free access to the best and biggest market on the planet.
Tačiau kai kurie ekonomistai perspėjo, kad Trumpo tarifai ir masinės deportacijos planai gali sukelti kainų šuolį. Dabar JAV rinkėjams svarbiausias klausimas yra ekonomika. Todėl, pasak ekspertų, kandidatų kalbos gali būti lemiamos. Vis dėlto analitikai sako, kad abu kandidatai propagavo populistinę politiką. Biržų topai. Nuo tada, kai buvo paskelbta žinia apie naują generalinį direktorių, kilo Starbucks akcijos. Vis dėlto antradienį šio kavinių tinklo reitingas buvo sumažintas, argumentuojant, kad toks augimas buvo perdėtas. Įmonės akcijos pradėjo smukti. Naujausi Disney pelno rezultatai rodo, kad pramogų parko padalinių silpnumas pakenkė finansinių ataskaitų duomenims. Disneyjaus parkų verslas sudaro didžiąją pelno dalį. Per paskutinį ketvirtį jis atnešė apie 36% visų bendrovės pajamų. Dabar įmonė pranešė apie 6% per metus sumažėjusias vidaus veiklos pajamas. Po tokių žinių smuko įmonės akcijos. Maža to, Disney nurodė, kad antrojo ketvirčio pabaigoje mažėjo vartotojų paklausa ir tokie rodikliai kurį laiką dar gali nesikeisti. Ketvirtadienį iki rekordinių aukštumų vėl kilo aukso kainos. Pasak ekspertų, to priežastis yra pačios įvairiausios. Nuo vilčių dėl tolesnio JAV palūkanų normų mažinimo iki padidėjusios įtampos artimuosiuose rytuose. Aukščiausia aukso kaina už unciją buvo viršijusi daugiau negu 2700 JAV dolerių. Kompiuterio atminties ir kompiuterinių duomenų saugyklų gamintojas Micron Technology kandidatuoja tapti naujausių lustų gamintojų, iš naujo įtikinančių investuotojus, kad su dirbtiniu intelektu susijusių įrenginių paklausa vis dar yra labai aktuali. Bendrovės akcijos šią savaitę pradėjo smarkiai kilti, o analitikai tikisi smarkaus augimo susijusios su jos didelės spartos atminties lustais naudojamais dirbtinio intelekto duomenims apdoroti. Teigiami komentarai apie dirbtinio intelekto paklausą galėtų atgaivinti prekybą visais dirbtinio intelekto lustais, kuris sustojo po nevienareikšmių pastarųjų ataskaitų, kurias pateikė Broadcom ir Nvidia. Į vieną iš pirmaujančių Indijos apskaitos įmonių Ernst & Young, trumpiau EY, užgulė rimti nemalonumai. Mirė bendrovėje 4 mėnesius pradirbusi 26 buhalterė Ana Sebastian Pereil. Kaip su tuo susijusi darbovietė, ogi jaunos moters tėvai aiškina, kad jos mirtį lėmė sveikatai pakenkęs didžiulis darbo krūvis. Bendrovė žinoma tokį kaltinimą neigia ir aiškina, kad darbas Anai buvo skiriamas tokiu pačiu krūviu, kaip ir kitiems įmonės darbuotojams. Vis dėlto šis įvykis sukėlė didelį rezonansą ir paskatino diskusijas apie daugelio propaguojamą vadinamą skubėjimo kultūrą, kuomet pirmenybė teikiama produktyvumui. O tai dažnai atsiliepia darbuotojų sveikatai. Viešai išdėstytame Anos mamos laiške, kuriame ji kreipėsi į įmonę, buvo išsakyta, jog dukra dirbo darbo dienomis po darbo valandų, o taip pat ir savaitgaliais. Motina bendrovei patarė atsižvelgti į savo darbo kultūrą ir kreipti dėmesį į savo darbuotojus. Nepaisant laiško, EY vadovas aiškino, kad jų įmonės prioritetas yra darbuotojų gerovė ir siekiamybė. Žmonės socialiniuose tinkluose ne tik ėmė viešinti šią istoriją, tačiau tai paskatino kitus dalintis ir savo istorijomis, kuriuose ne vienas pasakojo dirbantis viršvalandžius ir už tai negaunantis papildomo atlygio. Istorijose dažniausiai buvo minima būtent Indijos darbo kultūra, kuri buvo vadinama net siaubinga ar įvardinama išnaudojimu. Ir galima sakyti, jog tai yra tiesa. Neseniai paskelbtoje Tarptautinės darbo organizacijos ataskaitoje teigiama, kad pusė Indijos darbo jėgos dirba daugiau kaip 49 valandas per savaitę. Tai yra antroji šalis po Butano, kurioje darbo laikas yra ilgiausias. Specialistai sako, kad tam, kad įvyktų pokyčiai, reikia ne tik vadovų, darbuotojų, tačiau ir visuomenės požiūrio į produktyvumo pakeitimo. O aš šiandien pasiklausiu jūsų, kaip manote, ar Lietuvos darbuose taip pat pirmenybė skiriama produktyvumui, neatsižvelgiant į darbuotojų gerovę? Galbūt net pasidalinsite savo istorijomis, rašykite komentaruose. Blitz naujienos. EBPO trečiadienį padidino pasaulio ekonomikos augimo prognozę šiems metams ir nurodė, kad pasaulio bendrasis vidaus produktas šiemet didės 3,2%. Vis dėlto tuo pat metu EBPO paragino ir didinti nekilnojamo turto ir aplinkosaugos mokesčius tam, kad būtų kovojama su augančiomis daugelio valstybių skolomis, ragino riboti išlaidas ir dėti daugiau pastangų įplaukų didinimui. Bankrutuojantis finansų startuolis Kevin jau skelbėsi kylantis iš pelenų ir kuriantis naują mokėjimų bendrovę OpenNFC. Bendrovė praneša tęsianti savo misiją, kuriai anksčiau pritrūko akcininkų ir investuotojų palaikymo. Praėjusią savaitę įmonei iškelta bankroto byla. O vakar Lietuvos bankas pranešė, kad panaikino įstaigos licenciją, todėl Kevin nebegali teikti jokių finansinių paslaugų. Ketvirtadienį Seimas dar labiau sugriežtino su Rusija ir Baltarusija siejamo verslo dalyvavimą visuose strateginiuose viešuosiuose pirkimuose bei galimybės investuoti Lietuvoje.
Po pakeitimų komisijos vertins viešuosiuose pirkimuose norinčias dalyvauti įmonės bei jos partnerius ir ar jos gali būti susijusios su nedraugiškomis šalimis bei gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Iš pirkimų bus šalinamos ir grupės bendrovės, jeigu šiose valstybėse veiktų bent viena grupės narė. Bičiuliai, kviečiu šiandien komentaruose padiskutuoti apie Lietuvos darbo kultūrą. Ir šiandien su jumis atsisveikinu. Čia buvo Simona, iki kito karto.